Jėzus Indijoje. Erikas von Denikenas. Tačiau šiandieninis Šrinagaras gali pasiūlyti dar vieną visiškai netikėtą naujieną. Ypatingos rūšies naujieną, kuri mums galbūt nepatiks, bet pabaigoje vis dėlto turime su ją trumpai susipažinti. Mieste yra sena 2000 metų senumo piligrimystės vieta. Ir religinė bendruomenė, kuri ją rūpinasi, visiškai rimtai tvirtina, kad čia ilsisi palaidotas Jėzus iš Nazareto. Kiekvienam tikinčiam krikščioniui šis teiginys yra absurdiškas, nes mes tikrai žinome, kad Jėzus mirė, prisikėlė ir 3 dieną pakilo į dangų. Vadinasi, jokio jo kapo būti negali. O gal vis dėlto siauroje Šrinagaro gatvelėje stovi vieno aukšto pastatas su nedideliu kiemeliu. Gatvelės pavadinimas turi gilią prasmę – Rosebal Khanyar Road arba tiesiog Khanyar Street. Pranašas ateis. Pastatas atrodo kaip bažnyčia ir kaip mečetė vienu metu. Prie įėjimo stovi keli prižiūrėtojai, stebintis, kad būtų nusiaunami batai ir uždengiama galva, ir galiausiai medinė lentelė su užrašu Ciratusa, kas reiškia Jėzaus kapas. Bet kaip Jėzus galėjo patekti į Kašmyro aukštakalnes? Religinės bendruomenės vadovas mane apšvietė, papasakojęs, kad nuėmus nuo kryžiaus Jėzų išsigydė ir jis su keliais mokiniais leidosi į ilgą kelionę į Kašmyro aukštikalnes, nes visoje Romos imperijoje jo gyvybei grėsė pavojus. Aš vėl paklausiau savo pašnekovo, o ko jis tai gali įrodyti, ir jis nusiuntė mane prie tekstų, kuriuos aš kitą dieną tikrai radau valstybinėme Šrinagaro archyve. Tekstai tiksliai datuoti ir aprašo 2 tuometinio Kašmyro valdovo susitikimus su svetimšaliu. Svetimšalio drabužiai buvo iš balto audinio, jis sėdėjo ant žolės, o aplink jį buvo daug klausytojų. Valdovas liepė paklausti svetimšalio, kas jis toks, ir žmogus baltais drabužiais atsakė ramiu ir laimingu balsu. Aš gimiau jaunai moteriai. Aš vaikščiojau ir pamokslavau Palestinoje. Mokiau tiesos, pasisakiau prieš tradicijų griuvimą. Jie mane vadino mesiju, bet jie nemėgo mano mokymo, atmetė tradicijas ir pasmerkė mane. Aš labai kentėjau jų rankose. Jei tikėti Kašmyro pranešimais, tai Jėzus laimingai gyveno ir mokė žmonės iki gilios senatvės. Aš stovėjau šventosios kapavietės viduje. Vienas Indijos profesorius man išvertė užrašą ant kapo, kuris skelbė: čia ilsisis garsusis pranašas Jūzų, Izraelio vaikų pranašas. Toliau viduje yra mažesnė kapavietė, patalpa gana tamsi. Ant sijų kryžiai su degančiomis žvakėmis. Centre stovi panelė su menišku raižiniu. Kapavietė apsaugota puoštomis siauromis medinėmis grotelėmis. Kaip išimtis, kapavietė atidaroma, matosi karkasas, nukabintas spalvotais kaklaskarėmis. Lėtai murmant maldas, šis karkasas nunešamas į šalį. Grindų plytelėse aš matau įmūryto sarkofago viršutinę dalį. Plokštė guli vakarų rytų kryptimi. Šventovę Jėzaus garbei Šrinagare lanko ne tik krikščionys, bet ir indusai bei musulmonai. Kadangi Jėzus laikomas pranašu ir pavyzdingu gerų žmogumi ir pas musulmonus. Atsigręždamas atgal prisipažinsiu, kad prie kapo man buvo kažkaip nejauku. Jau pati mintis, kad čia galėjo gulėti tikrojo Jėzaus iš Nazareto kūnas, kėlė nerimo jausmą. Reikėtų pakelti akmeninės plokštės ir atverti po kojomis gulinti karstą, jei būtų rasti palaikai su žaizdų žymėmis ant rankų ir kojų. Tik tada tai galėtų tapti įrodymu. Daiktai įdėti kartu su mirusiuoju į kapą taip pat galėtų turėti lemiamą reikšmę. Aš netgi laikiausi nuomonės, kad šis kapas Šrinagare turėtų būti atidarytas krikščioniškos tiesos išaiškinimo dėliai. Galų gale tai vienintelis kapas pasaulyje, kurio amžius 2000 metų ir dėl kurio tvirtinama, kad jame yra Jėzaus iš Nazareto kūnas. Mano nuomonė, krikščionys turėtų būti suinteresuoti išsiaiškinti šią legendą.